Hei, sveiki draugai. Sveiki. Ne, tai iš naujo. Nu tai gerai. Nu, sakyk. Hei, sveiki draugai. Šiandien Čia galėsim šitą įdėti šitos į feilus pabaigoje. Nu gerai. Na, davai, susikau. Hei, sveiki draugai. Nu, blėd, tai aš nežinau, tu irgi pasakyk, sveiki, tu iš karto įkvėpi ir tu, blėd, galvoji, kad tu vėl kažką sakysi. Davai. Stop filming. Hei, sveiki draugai. Sveiki, sveiki. O ką, šiandieną mes pritelėje, kaip matote, aš dar vis užkymęs ir jau 2 savaitės mane laiko, tai nuėjau pas daktarus, vienu žodžiu išrašė man antibiotikų, tai geriau dabar antibiotikus ir jau pradėjau pabiškį gerėti, bet šiandieną penktadienis, susirinkome pirtelėje ir nusprendėm šiandien pasigaminti vaistus nuo visų lygų. Kad Donatas nesirgtų. Taip. O ką mes jums šiandien pristatysime, ką mes darysime, mums toj įneš asistentas. Taip. Prašom, asistentas, atneškite, prašau, į studiją. Tam daradam. Na, čia turime, jau turbūt supratote, ką. Ačiū. Ne? Tai kibiras yra salyklo, yra apinių ir visa kita. Tai taip, šiandieną virsime alų. Na, o kur mes jį virsime? Virsime šiandieną, taip pat pristatysime jums, kaip jūs esate įpratę, Vevor, bet ne garažo instrumentus, o Vevor mums šiandien parūpino alaus virimo aparatą, viskas viename. Tai tam daradam. tam dadadam. Dar didesnė dėžutė. Jau tokia. Taigi padarysime unboxingą. Dėžės unboxingą. Taip. Pradžiai. Kas toj dėžėj, ar kas nors iš jūsų žino? Ne. Nežiūrėjom. Ne vienas, mes tik atidarėm, pažiūrėjom, kad ten daug visko ir Ne, tai va taip viršų pradariau, nu gerai. Nu, gerai, Va, tada čia turime mes Professional Home Brewing Machine. Tai yra profesionalus namų. alaus virimo aparatas. Nesakykim, kad alaus. Gaminimo. Tiesiog giros, alaus. Sidrą galima daryti. Šiaip daug ką galima daryti. Tai va, viršų, kaip ir minėjau, aš jau buvau atplėšęs, bet va taip tik pažiūrėjau. Sakau, kas čia? Nieko Pardavinė. čia. Vienu žodžiu, taip. Tai aš manau, kad dar kol kas nepakuojam. Čia yra 2 seteliai. Yra stiklinis dangtis. Kaip suprantu, ten instrukcija, ne, bet joje tikrai nebus parašyta, kaip virti. Ne, čia tik tais kaip surinkti, kur kas išbėga. Manau, kad mes kaip Bet tikri, mums nereikia. kaip tikri vyrai, lietuviai, mums nereikia. Instrukcijom nesinaudojam. Taip, nu o čia ir pats aparatas. Visą traukiam ar po vieną? Trauk po vieną. Taip, tai čia yra setelis nuvirimo šitų apinių. Filtrai, šlangeliai. Filtrai, šlangeliai, laikikliai, dangčio, Va, pagrindinis. distiliatorius, ne, čia šaldymo įranga. Taip, čia daugiau nieko nėra. Kad galim ir distiliuoti. Nu, tai tam ir skirtas šaldyt distiliatą. Bet čia mes nedistiliuosim, Ne, mes nedistiliuojam, mes verdam. Taip. Ir pasuk iš šono reikia, nes ten yra kabliukai tokie. Jo, aš. Ir už jų kabinasi, va. Va, čia yra vidinis Indeklas. kodas, indeklas. Ir čia dar kažką radau. Čia tas šlangelis, kur Jo, pasijungia. kraniukas. Man tai labai įdomu. Neplėš, ko tu lūtai dabar. Donatas lūpa kaip per kalėdas vaikas gali. Na, čia įdomaus. Už laido lupu, gerai, kad laido nenulupau. Oi. 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 Pasnygo. Nu va, ir čia nerūdijančių plieno pats aparatas. Tai dabar pastatysiu turbūt viską ant stalo, Kai gerumo. galėsim apžvelgti. Čia, jeigu neklystu, yra 30 litrų aparatas. Nu ką, lygtais viską išsipakavom. Taip, tai dangtį kol kas į šoną. Čia va yra kraniukas, kurį mums reikia įsidėti. Tai jisai dedasi va čia. Taip, užsukam iš vidaus veržlę. Ir man atrodo, čia rinkimas beveik tuo ir baigėsi. Nu va.
Užveržiau. Toliau. Čia kranas statysis jau čia. Čia žinau, kad užsimauna šlangutė šitą. Taip. Šitą kol kas nuimsim. Rankenėlės, sietelis. Gal ir prireiks instrukcijos, nes, pavyzdžiui, kur šitos du dalykus dėti, nežinau. Čia. Kas čia? Šitas čia per vidurį. Čia per vidurį centras. Jisai, čia va toks teleskopinis. Čia va. Va čia va. O čia jis turi būt. Taip. Šitas statosi va taip. Tada vis dėlto atsiversiu šitą, nes nežinau, va šitie vadu. Tuoj pasižiūrėsim, kur tas gabaliukas dedasi. Čia šiaip gan viskas padoriai parodyta. Bazuka meš čia yra. Bazuka meš? Nu, Bazukos tinklelis. jo, tai bazuka meš. Va čia. Va. Aha. Taip, šitą jau radau kur, ant kraniuko. Ir šitas va čia tiesiog įsistato į vidų, va taip. Va. Kaip? Va, pasižiūrėkit, viduje kaip atrodo. Viduj Va, kaip čia yra atrodo. tokia skylutė ir jis tiesiog va taip įsikiša. O bazuka kaip dedasi? O bazuka va čia yra, va čia užsideda ant kranelio. O tai kaip jau užverst? Yra čia va šitas dalykas. Va. Šmaukšt Very nice. ir užmaukt. Nu, viskas kaip geriausiose Paryžiaus namuose. Taip, lygtais. Toliau šitas čia įsidės. O taip. Jo, tai viskas čia gerai. Super. Gerai, tai ką, mes užsidedam šitą, tuoj prisuksim ir pradėsim procesą. Ta tokį įdomų dalyką. Bus pirma serija, nes bus šitos laidos bus turbūt kelios serijos. Šitos laidos bus 3 serijos. Tai šiandieną paruošime visą pačią misą. Pastatysime, kaip pasakyti, brogą, ne? Taip. Kad jinai 7 dienas pasiruoštų pilstymui į butelius. Antra serija bus pilstymas į butelius, paruošimas butelių paruošimas, sakykime, pilstymui, visas tas procesas pilstymo, etikečių klijavimo ir pastatymo tam tikroj temperatūrai, o trečiam video mes jau paragausim mūsų gaminį. Tai va, gerai, dabar biškutį už kadro truputėlį susirenkam mes ir pradėsim virimo procesą. Taip, tai šiandien bandysim pasigaminti 15 litrų misos. Tai maždaug tiek ir turėtų alaus gautis. Tai naudosim 15 litrų vandens plus 2 litrai. Kodėl taip yra? Nes bus išgaravimas kažkoks. Tai pilam dabar tiesiai į puodą 15 litrų vandens. Jėga. Kas kranelio neužsuko. Fail. Eik. O, Donatai, tu čia pavariai? aš. Niekas neišbėgo pas mus, niekas O. nebėgo, niekas neišvarė, viskas puikiausiai. Čia yra beje va, pažymėta, kiek litrų yra. Ta prasme, yra Skalė. skalė. Tai va, supylėm dabar 10 litrų. Bet tikriausiai įspėjom žiūrovus, kad stengsimės pagaminti ne alkoholinį alų, o gausis Taip. kaip gausis. Įspėjome gi žiūrovus, Taip, kad nesakyk dabar tu toliau. įspėjome žiūrovus, kad stengsimės gaminti ne alkoholinį alų. Stengsimės. gausis? O kaip gausis, taip gausis. Čia nuo aparato viskas. Donatas pluša, pila vandenį. Taip, tai vanduo jau įpiltas. Kiek man čia rodo? 15 litrų. 15 lygiai litrų. Taip, tai o 2 litrus mes, vienu žodžiu, pamatysite procesą, kam bus skirti tie 2 litrai dar. Tai dabar kas mums belieka, pabandyti įjungti aparatą. Tai čia šone turime 2 mygtukus, tai vienas įjungia aparatą, kitas įjungia cirkuliaciją. Cirkuliacijos dabar mes kol kas neįjungsim. Kaip matom, iš karto rodo temperatūrą esamo vandens viduj. Tai dabar ką mums reikia? Reikia mums įsijungti, power.
Jo, Ai, ne. instrukcijas Va. tikrai mums nereikia skaityti. Va, čia nusistatom dabar, kiek išduos jisai kilovatų. Čia viskas mums gerai tinka. Toliau mums reikia nusistatyti temperatūrą. Tai temperatūra reikia ten, kad atsiverstum, kur aš rašiau. Pripininta yra. Aha, tuoj. Taip, tai čia turiu jau susirašęs visą virimo procesą ir pirmas etapas, tai mes virsime 15 minučių, kem 5 laipsnių temperatūroje. Tai nusistatom čia dabar 45. Nu, nežinau kaip pavadinti tada. Susišildom vandenuką. Jo, šildysim. Taip. Kas čia pipsė? Aš? Taip, tai nusistatėm temperatūrą 45, užsirakino telefonas ir timerį mums reikia, tai mes pirmas etapas bus 15 minučių. Tai va, nusistatėm 15 minučių, 45 laipsnių temperatūrą. Dabar jungiam start ir viskas. Jisai pradės laiką skaičiuoti, kai pasieks 45 laipsnių temperatūrą, tai dabar mes to ir lauksim. Laukiam, kol pasieks 5 laipsnius temperatūrą ir tada parodysiu, ką toliau daryti. Uždengiam iš karto dangtį, tam, kad greičiau temperatūra pakiltų ir jinai neišgaruotų. Ir kuo mažiau, aišku, kad vandens išgaruotų. Dabar laukiam, kol mums pakils temperatūra, dėsim tada vidinį puodą ir pilsim saliklą. Nu, temperatūra gan greitai kyla, 3-4 laipsniai jau su biškučiu. Tai kol temperatūra pakils, mes pasipjausysim kažką tai užkast. Dar po to ir šašlykus kepsim. Vienu žodžiu, šiandien penktadienis, tai biškiai truputėlį pasidėsim. Čia Justinas atnešė šito. Elnienos. Dramblieną? Dramblieną. Meškieną su dramblienu. Impalų balta mėsa. Ja, pasipjausysim mėsytės. Justai, tu gal padarytum ką nors? Galiu sysiu padaryti. Ne, yra va kopūstų. Gerai, aš kopūstų salotas padarysiu toj. Yra indelis gal koksai? Rankytės nusiplauna. Tai jeigu tu man duotum kokią lėkštutę, aš baigiu jau pjaustyti. Tai sudėčiau ir tu galėtum panaudoti lentelę. O ką tu su lentelė darysi? Su lentelė, man reikia svogūną papjaustyti salotam. Aha, tai sėsk čia prie stalo. Ar ne, ar tu nori ten? Tai taip, aš eisiu prie stalo. Čia jie gal reikėjo plupt, ar ne? Ne? Kų? Jėzu. Kaimiškai. Žarnykės nevalgęs. Vieną kartą gavom priekaištą. Tu sakei, ūkiškai. Ir kasgi skūrą nupjaudinėja, kokia čia ūkiškai, sakė mums. Nu, va, su skūra. Pasidarysim paprastų raugintų kopūstų salotų, kurias visi žino, kurias visi mėgsta, su supūvusiu svogūnu. Tai paimk kitą, dar vienas yra. Tai pažiūrim, gal čia tik taip. Jeigu kvapas yra, nekenčiu, žinok, užėjus salotose bus. Palauk. Žinai, kaip? Jo, amen. Ir po to jis duoda tokį kvapą. Jo, rūgusią svogūniuką. Nu, aš nepernešu to kvapelio. O kur šiukšlės tu dedi? Į kišenę. Va, duok. Duok, im pečiai, mes sudegsim. Lupam Donato techniką. Visi jau žino, kad nuimam viršutinį lūkštą, nes jisai yra kietas ir duoda negerą skonį. Tikrai. Pasidedam iš šoną šiukšlės. Ir pjaustamės smulkiai svogūniuką. O tuo tarpu temperatūra jau pasiekė 40 laipsnių. Tai va, dar 5 laipsniai ir toliau. Na, papasakokime, maestro, kokį šiandien mes čia salotas darom. Salotas darom tas, kurias visi žino ir visi mėgsta. Tai yra raugintų kopūstų salotos su svogūnu ir aliejum. Nu, va, išgirdot muzikėlę, tai reiškia, kad pasiekė 45 laipsnius temperatūrą. Ir dabar prasidės tas jau pirmas etapas. Tai va, pradėjo eiti laikmatis. Matosi jums čia? 15 minučių. Ir pats metas dabar nuimti dangtį.
įstatyti vidinį puodą. Gal pafilmuoktų. Čia jeigu nori matyti, taip aš paliesk. Taip, statom vidinį puodą. Nu taip, jau čia nieko. Taip, vidinis puodas. Ir dabar supilsime saliklas, lygtais vadinasi. Tai čia turim 5 kg. Tai 4 kg yra, parašysiu aprašymę kokio ir 1 kg karamelinio. Tai va, dabar saliklą pilam. Čia viso 5 kg. Padūmino. Atidaryt? Padulkino. Sakyk, dėdė, atidaryk. Prašau. Reikia pasakyti. Taip, truputį pramaišom. Čia yra va toks varžtas. Tai jį nusukam. Užmanam setelį. Neturi čili fleiksą? Man atrodo, kad jau dabar. Tas Nu, tai vamzdis surasim. yra teleskopinis, tai jį galima paspausti prie pat saliklo. Ir užsukam dangtelį, kad vanduo ten nebėgtų. Tada dedam atgal dangtį. Pajungiam kranelį cirkuliacinį. Čia vat yra tokios saktis. Gerai, man tik tai bliūdai reikia. Užstandarint greita jungtis vadinasi. Tai įstatai ir šituos tiesiog užsegi. Kranelis atsuktas. Jungiam cirkuliaciją ir turėtų, va, jau matome, vanduo pradeda bėgti. Ir va, dabar liko dar 12 minučių pirmo etapo, dar mūsų laukia 4 etapai. Tai dabar laukiam šitos 12 minučių, tada nustatysim antrą programą. Iš tikrųjų, jame galima nustatyti viską automatiškai, kad pati persijunginėtų, bet šiandien to nedarysim. Jeigu kam bus aktualu ir pirksi tikrai tokį aparatą, tai būtinai parodysiu jums kitą kartą, kaip naudotis automatiniam funkcijom. O aprašymas ir nuolaidos kodas po video. Taip, tikrai taip. Čia mūsų audito kompanijos atstovas, Justas, kuris prižiūri visą technologiją, kad vyktų gerai viskas. Su kopūstais. Sąžiningai, tikrai be alkoholio. Nu va, laukiam dabar tas 12 minučių, likusis prisijungsiu vėl. Na ką, salotas yra paruoštas, buvo įdėta petražolių, aliejaus, svogūniuko ir pipiriuko. Donatai? Nu ką, įvertinsim, pasiėmiau duonos, dešrytės iš Laukuvos. Laukuvos. Linkuvos. Iš Laukuvos. Sakai Linkuvos? Suklydau. Antrą kartą. Nu, ragaujam Justo salotas. Bet tu sakai cukriuko tau reikėtų. Ar dar reikia? Čia tiesiog tie patys rauginti kopūstai. Bet aliejus, svogūnai. Nu, ne, juokauju. Skanu. Nieko tu nejuokauji. Skanu, bet man reikia cukrus. Šitos salotas. Jis pakeis iš esmės. Tai kolas gal įpilam? Atsiskleid skonį. Nu, ką tik suskambėjo muzikėlė ir pasibaigė mūsų pirmas etapas. Tai antram etapui mums reikia nustatyti temperatūrą 52 laipsniai. Taip, nustatėm 52 laipsniai ir taip pat 15 minučių. Ir jungiam start. Na, temperatūra po biškį auga, laikmatis dar neįsijungęs, nes nepasiekė mūsų užduotos temperatūros. Užduota yra 52 laipsniai, tai jau greitai. Įsijungs ir dar 15 minučių padavinės 52 laipsnių.
kokia kankinanti laukimo akimirka. Aha. Na, o tuo tarpu bus va tuo ir šašličiokas. Pasikepsim, kol virsim alų. Šašlaiko šiandien. Jo, pavalgysim, pavakariniausim, išsivirsim alaus ir eisim mėgot. Nu ką, štai ir baigiam antrą etapą. Tai dabar jungsim trečią etapą. Reikia pasižiūrėti, kokie laipsniai, temperatūros, laikai. Taip, trečias etapas yra 63 laipsniai. Temperatūrą nustatom. Taip, 63 laipsniai ir laikas. Laikas 40 minučių. Nu, ir jungiam start. Ir pamirštam 40 minučių. Nu va, procesas vyksta. Liko 28 minutės 63 laipsnių. Ir jau žiūrėkit, čia pradeda kažkas vykt. O, putytė jau atsirado. Kvapas įdomus toksai. Nu, toks tarp kojinių ir neplautų paslėpsnį. Nu, paslėpsni. Nu va, vyrai, hebra, trečio etapo, end. Tai va, išgirstam tokią muzikėlę, kad jau baigėsi trečias etapas ir dabar pradėsime ketvirtą etapą. Ketvirtam etape mums reikia, ką mums reikia? Įjungti visų pirma reikia. Taip, tai mums reikia nustatyti 70 laipsnių. 70 laipsnių, time jungiam 20 minučių. Ir paleidžiam. Toliau gamintis. Na va, kol verda mūsų alus putojantis, Justas jau paruošė šašlykus, užmovė ant iešmo. Ir dabar kepsim, kaitra čia milžiniška, gali įsilydyti iešmai. Beje, šitų iešmų neturiu, jeigu kas klausit. Kol kas. Kol kas. Tai tokių gražių yra tų. Taip. Prie jūros tų kempinių. Tau reikia logotipą, va čia kaip kartu dviejų langų. Jau greit valgysim, noriu valgyti. Sunku pasakyti, kai nežinau, kada sudegs iki galas. Biškai buvom palikę. Per daug žaryjų pasidarėm, aišku. Ką jau? Nu taip. Nu ką, einam ragausim mūsų šašlyčioko. Eik, praleidžiu mergaitės į priekį. O! Ajajaj, noriu valgyti. Nu, ką tik baigėsi ketvirta stadija. Tai dabar nustatysim penktą, kur man telefonas. Man atrodo 7 laipsniai. Tai. Temperatūra 7, kiek atsimenu. Tuo dar pasitikrinsim, aišku. Taip, 7, o laikas 15. 15 minučių. Taip. Ir spaudžiam startą. Važiuojam toliau. Nu ką, dabar likus 15 dar minučių, bet tai nesvarbu. Mums reikia pasiruošti 2 litrus vandens 77 laipsnių, plius minus. Tai tą dabar ir padarysim ant viryklės. Atsimatuosim maždaug iš akies 2 litrus vandens. Pilamės. Sakyčiau tiek. Ne? 5 litrai. Nu, jungiam. Jungiam. O, kaip čia jungiam? Taip. Jungiam. Ir virsim dabar iki 70, tiksliau nevirsim, o kaitinsim
iki 77 laipsnių. Turiu čia termometrą mėsai. Nu va, radau kitą. Šitas tai tikrai veiks, nes jisai gulėjo viduj. Jo, šitas veikia. Merkiam. Nu va, rodo temperatūrą. Mes turim dabar pašildyti iki 77 laipsnių. Nu ką, paragausim jūs to šašlaiko gamintų. Turim čia nais diavolo saus. Gal atsimenat mūsų pirmas pragaro kelio padažas ragautas. Taip. Kažkur šakutė buvo. Nebėra? Nu, dedamės porą gabaliukų. Kopūstėlių. O. Ką paragausim? Minkštučiai. Geras. Duonos gabaliuką. Kopūstų. Gerai. Dar Kaip skonis? geras skonis. Vienas valgo prieš kameras. A tai ko jūs neteinat? Prašom, prie stalo. Mes nenorim trukdyti video transliacijos. Netrukdo. Mes čia ūkiškai labai. Draugiškai. Kažkur praganėjai šitą. Šakutė? Nepraganiau, kažkur valiuosi. Vieną. Ai, mesgi Vieną bandėm tur- šašlyką. Matėm. Nesakau, vieną turėjom ir tos nebėra. Man tai neskanus. Padažas? Ne, jisai kaip padažas, nu šiaip man, nežinau net. Iš tikrųjų, tai salygiai. Nu va, 70 laipsnių ir po truputėlį dabar pakils į 77. Čia turim 1 minutę likusią 77 laipsnių ir jau trauksim mūsų, palauk, kaip jie vadinasi, salyklą lauk ir pratęsime jau su apiniais. Nu va, ką tik muzikėlė su dainavo. Tai dabar galime išjungti cirkuliaciją. Cirkuliacijos mums nebereikia. Nusimsim šitą kraną. Mums irgi jo dabar nereikia. Čia užsukam kranelį. Šitą jau galima nešti plovimui į kriauklę. Nusiemam dangtį. Rankeną. Dabar čia yra, va taip įsistato rankena. 7 laipsniai. Yra, ne? Gerai. Kaip čia dabar pasuktų? Kodėl aš čia pakelt negaliu? Kažkur. O. Dabar pakeliam, čia yra kabliukai tokie. Pasukam, pastatom, tegul nubėga. Girdit, kaip bėga? Tai va. Truputėlį čia gausis labai aukštai, šiai būtų patogiau kažkur tai žemai. Nu, bet nieko. Kaip, turim 77? Taip, dabar matuoju. Galiu parodyti kamerą. Tai pakils. 76 su pusė ir lėtėja. Jo, lygiai 77. Pasaka. Tai va, dabar ką reikia mums padaryti? Tai aš pasilipsiu turbūt ant kėdės, kad matyčiau, kas ten vyksta. Kur tas buvo? Gali šamovkę va tą paduoti? Nu, nesamdyta šamovkė. Donatas užsilipęs ant kėdės. Va, jau čia mūsų pirma putytė.
Saldi. Profesionalas. Taip, tai dabar. Ne taip darau. Ai, ne, taip. Gerai, šitą gali dėti kriauklę. Dabar mums reikia išsitraukti. O šitą dangtį. Nedangtį, kaip jisai, grotelė. Kažkaip sunkiai sekasi man. Čia reikia kažkokio kabliuko, aš nežinau, kaip nuimti. Pavyko. Gerai, šitą irgi jau galima išnešti. Ir va čia jau mūsų nuoviras, kurį dabar galite paduoti man vandenį. Tai jo, dabar šitą vandenį 77 laipsnių gražiai perpilam per salyklą. Kad biškį nusiplautų. Nu. Ir viskas, palaukiam dabar truputėlį, kol viskas gerai nutekės. Ir dėsime jau apinius dabar. Nu ką, beveik jau nutekėjo, girdžiu ten porą lašiukų tik lašą. Tai dabar mes šitą visą traukiam iš čia. Nešam į kriauklę, tegul ten nusibėginėja, po to viską gražiai į kompostinę dėžę. Ir viskas. Tai va, turim čia alaus. O, ne alaus, čia dar misa, ne, vadinasi, kiek čia rodo. Nu, va. Kiek išvirė čia dabar? Koks čia skaičius? 10 litrų. Tai nori pasakyti 5 litrų. Ai, tai liko dar ten dabar susigėrė. 10 litrų. Tai va 10 litrų ir turėsim. Beveik dar nugaros. Kol virs valandą laiko. Dabar taip, sekantis etapas. Tai merkiam šitą va tinklelį tokį. Dezinfekuota. Jo. Merkiam jį čia. Ir į jį supilsim dabar apinius. Tai, nu jo, tai apiniai pas mane yra 2 rūšių. Vieni yra virimui, kiti yra po virimui pridėti kartumo ir ten, vienu žodžiu, aukšta technologija. Dar mum kol kas. Tai dabar čia turim, kiek mes čia turim, 25 gramai. Tai beriam į tą tinkliuką. Taip, dabar čia nustatom temperatūrą, jungiam temperatūrą ir laikom iki kol atsiras užrašas boiling. Tai yra po 100 laipsnių. Na, palaikėm, atsirado boiling, timeris jungiam 50 minučių. 50 minučių, spaudžiam startą, dedam dangtį ir dabar 50 minučių virsim kartu su apiniais. Ir su jūsų. Na, prasidėjo virimo procesas 100 laipsnių ir liko 49 minutės. Kaip matome, čia jau viskas burbuliuoja ten, normaliai verda. Tai va, dabar virs. Uždengiau čia dar vidurinę skylę, nenoriu, kad smarkiai nugaruotų mums čia kokį porą litro alaus. Tai va, verdam. Ir kai liks 10 minučių, reikės dezinfekuoti mums va šitą dalyką, šaldiklį ir kibirą, kuriame jau fermentuosim. Nu, kol ten verda, mes galim pasigaminti dezinfekacinį skystį. Tai čia, kai turim 3 litrus vandens, čia va toj parduotuvėj nusipirkau, kur pirkau apinius ir visą kitą chemiją. Tai yra 4 gramai litrui reikalingi. Tai dabar atsisversim. Tai čia mums reikia 12 gramų. Tai jungiam. Mililitrai. Nieko nematau.
O, gramai. Tai nunulinam dabar. Ir įsipilam 12 gramų. Nu, 14 gramų. Ne, realiai viskas gerai čia. Supilam į vandenį. Gerai viską išmaišom ir čia bus mūsų dezinfekavimo skystis. Ką? O po to jo atsigersim, nes... Būtinai. Tai kad nepratrystum nuo alaus savo gaminti. Nu, tirpdinam. Chemija kažkaip labai prastai tirpsta. Manau, kad reikėjo gal dėti į kokį šiltą vandenį. Bet pabiški, va, matau, jau mažėja granulių. Gal tiesiog laiko reikėjo. O, beveik jau užtirpo. Nu va, ir ištirpo, žiūrėk, nei vienos granulius nėra. Ištirpo. Gerai. Nu va, galim susirinkti jau kibirą, nes jį plausim, tai čia yra kranelis. Pardavėjas sakė, kad šita guminė tarpinė turi būti iš išorės. Pamečiau skylę, ai va. Čia užsukam. Užveržiam gerai, kad neišbėgtų mūsų po to niekas. Čia kraniukas sukinėjasi šiaip. Tai kad pastatyt į šoną galima pasukti ir tada pastatai kažkur tai kibirą. Toliau, čia jau yra pilstymo įranga speciali į butelius. Turim burbuliatorių, kurį irgi dezinfekuosim. Čia mielės. Svarbiausias dalykas nepamiršti. Tai va, dabar šitą skystį dezinfekavimo supilam į kibirą. Visą galim pilti iš tikro. Pilam visą, užsidedam pirštinės dezinfekuotas. Dabar su šitų vandenuku gerai išplaunam visą kibirą. Taip ir darysiu. Va, čia pati geriausia dezinfekacija ką tik buvo ant žemės. Dezinfekcija, dezinfekacija. Это кстати, парапутовый шрифт. A, nežinau. Čia dedam į kriauklę. Arba siros rūgštim. Dabar dedam čia ir burbuliatorių. Bet čia, ar čia nuo čia griaužia, gal biški yra čia kažkokios chemijos. Irgi gerai viską apšlakstam. Ką dar reikia burbuliatorių pradezinfekuoti. Aš negalėsiu to. Nu, va. Vandenį dar paleisti. Ką? Burbuliatorių. Į burbuliatorių sakė pilt šitą skystį. O tai man tai pasakė, pardavėjas. Tai. Sakydavo. Nu va, ir dabar viską gerai išskalausim. Nu va, bandysim kažkaip pajungti ir šaldytuvą, pasijungti, pasiruošti, kol ten verda viskas. Nusiplausim, nors čia nebus sąlyčio su alom, bus tik su vandeniu, bet vis tiek maža ką.
Taip, tai yra mūsų šitas. Turim vieną galą užsimauti padavimą. Gerai. Taip, vienas galas. Antras. Nereikia to dujinio. Nemanau, kad su žiebtuvėliu tiek pašildys. Dar šlapias. O. Gerai, užsidėjo. Dabar taip, šitą galim pasistatyti čia. Jūs tai pažiūrėk, kuris galas turi eiti iš krano. Ai, šitas, nu iš apačios į viršų šiaip. Iš apačios į viršų turi kilti. Bet čia reikės į tą dėti podą? Ar Tai, čia? ne, į tą. Daug šitą palaikau. Ne, man šito reikia. Čia va, fintas bus. Fintas? Dabar žiūrėkit, fintas magorija. Kažkaip. Įsėjom kraną. Yra specialus kranas. Na? Gerai. Pažiūrim, ar veikia. Tai turėtų prie čia pasileisti. Dar užsipildė turi visą sistemą. Taip, taip. Išpils. Jau matau, kad atbėga. O! Veikia mūsų aušinimo sistema. Nu. O, gerai, laikus. Čia šitas kranas. Muzikėlė groja, ką tik baigė mūsų virimo procesas. Tai dabar jau virimo procesas baigėsi ir ką mums reikia padaryti, nuimam dabar dangtį ir dėsim po virimo 10 minučių dabar dar vienų mėlių. Tai čia esu net vinių, sakiau? Mėlių. Ai, mėlių. Netgi pasirašęs esu po virimo, čia parduotuvėje man sakė. Va. Nepakojama po virimo reikia. Tai dabar supilsim taip pat į tą, kaip jis vadinasi, sietelį. Čia reikia mums dabar tiesiog pamirkyti 10 minučių. Dangtį grąžinam atgal, ant laikrodžio užsekam 10 minučių ir tiek, laukiam. Nu ką, ir praėjo tos 10 minučių, viskas, procesas dabar viso virimo baigtas. Ištraukiam apinius. Nu, kiek iš granulių čia kelių galas. Nu. Ai, kvapas tai geras. Vat antras kabliukas galėtų būti nubėgimui. O, vienas minusas, va čia galėtų būti dar mažas toks kabliukas, kad čia tik užkabinai ir nubėgtų, dabar reikia laikyti. Nu, kažkur tai liko mums apie 8 litrai. Taip. Ja. Palauk, O kiek pylėm? 30? užpernai gyra vyrėlė. 17. Nu, viskas, dabar dedam mūsų šaldytuvą. Dedam šaldytuvą. O, jis nepasinardino viskas. Ai, nežinau, kad taip ir giliau ir neįsidės. Dabar įjungiam aparatą, nes mums reikia matyti temperatūrą. Dedam antrą galą į kriauklę.
Atsukam šaltą vandenį. Ir vėsinam. Dabar turim atvėsinti iki 20 laipsnių. Tada jau perpilsim į brandinimo talpą. Nu, va, temperatūra ant akių pradėjo kristi iš karto. O, žiūrėkit. Oi, labai greit žiūrėk krenta. Ir jau tikrai Putinas, kai buvo, atsimenu, kažkaip atvažiavau, sužinojau, kad jinai eilinį kartą važiavo pas mane. Nu va, 20,3 užtrukom, manau, kažkas apie 15 minučių, 20 gal, 20 maks minučių. Tai viskas, vandenį galim dabar, manau, kad užsukt, todėl kad, na, jau natūraliai nukristi 0,3 laipsnio. Ir galim traukt šaldytuvą iš čia. Dedam į kriauklę. Ir viskas, dabar beliko, va, jau 20,2. Dabar beliko tik atidaryti dangtį, pastatyti čia kibirą, užsukti kranelį pirmailiai. Ir viskas, leidžiam mūsų, kas čia, misa? Misa. Misa. Ir po to mėlės dėsim. Neatsidaro. Ne, čia kažkokia apsaugos. Ai, va, reikia pakelt. O, mūsų pirmas. Broga, misa, nežinau kaip čia. Spalva tai graži. Nu, aš tuoj pamatysim. Man atrodo, užsukau. Nu va. O, 20 lygiai laipsnių, kaip turi būti viskas. Lygiai. Viskas pagal receptą. Ir čia matysim, kiek litrų turim, bet kažkas... Nu va, kažkur tai butelį tikrai pralaistėm dėl gamybos pradžios. 15. Taip, tai kiek mes čia turim, kol kas turim 4 litrus. 4 litrai. 5 litrai. Iš 17 litrų apie 8 litrai tik tais gavom. Viskas? 6 litrai. Čia tiek darėm dėl 12 buteliukų. Tai tu nebejuokink, palaikyk. Man atrodo, ten reikia paverst. Nors nežinok, jau beveik. Dar litras yra. O, baba, keliam mūsų turtą. Tai turim... Negali bėgti. O, tai turim 5 litrus, čia 10 litrų, tai 7,5. Kažkur apie 8 litrai vis tiek kažkur tai gavosi. Tai paskutinis dabar etapas – mielės. Dabar mums mielės reikia supilti tiesiai čia į mūsų misą. Maišyti nieko nereikia. Jos pačios pradės veikti. Uždarom sandariai dangtį. O, užsidarė. Burbuliatoriai yra įpilta vandens kamštis. Ir viskas. Dabar paliekam visą šitą dalyką lygiai savaitį. 7 dienom, po 7 dienų mes jau galėsime viską išpilstyti į buteliukus ir tada papasakosime daugiau apie mūsų alų. O šiandien tiek. Su jumis buvo Iron Monkey Garage, Justas, Justinas ir mūsų pirmas pagamintas, dar nepagamintas, bet gamintas alus. Taip pat Vevor aparatas. Tai jeigu kažką tai sudomino štai toks aparatas, visas nuorodas rasite apačioje, po šio video aprašyme. Prašom įsigyti, bus ir nuolaidų kodas. Tai jeigu nori įsivirti savo alaus, žinai, kur pirkti aparatą. Iki, ačiū, kad žiūrėjai.